Labas vakaras, brangus jonaviečiai. Šiandien antradienis, gegužės 5 diena. Kaip ir kiekvieną vakarą, kviečiu pasidomėti Jonavos miesto naujovėmis. Dėmesys netvarkingoms miesto erdvėms prieš artėjantį Jonavos miesto gimtadienį. Startuoja savivaldybės teatro inicijuotas edukacinis teatro projektas. Bus pradėta dalinti ES parama maistu. Gegužės mėnesį vykdomos prevencinės saugaus eismo užtikrinimo priemonės. Tradicinėje miesto apžiūroje padidintas dėmesys netvarkingoms miesto erdvėms prieš artėjantį Jonavos miesto gimtadienį. Pirmąjį gegužės mėnesio pirmadienį meras Mindaugas Sinkevičius sukvietė atsakingus specialistus bei žiniasklaidos atstovus į tradicinę miesto apžiūrą. Prieš artėjantį miesto gimtadienį meras skyrė didesnį dėmesį pagrindinėms miesto erdvėms. Pirmoji stotelė pačiame centre. Pasak miesto vadovo, jau metus, kaip Jonavoje nėra miesto žemėlapių. Jonaviečiai moka susiranduoti mieste, bet svečiai tai suprantu nesusiranduoja. Žemėlapį turėjom prie svetainės ir žemėlapį turėjom prie karių kapinių. Metus maždaug laiko neturim, tai aš dabar aiškiai noriu pasakyti ir paprašyti, kad man šią savaitę muziejus pasako, kiek kainuoja tą tentą padaryti ir gegužės mėnesį mes paskirsim pinigus. Antroji stotelė ties naujai tiesiamų dviračio takų Laukagalių gatvėje. Merui Mindaugui Sinkevičiui neramu dėl atkarpos nuo Geležinkelio tilto Panerių gatvėje iki būsimo naujo dviračių tako. Pasak miesto vadovo, reikia pagalvoti, kaip šioje atkarpoje bus suvaldomas eismas. Būtina pasirūpinti bent jau kelio ženklinimu. Netoli ties naujuoju dviračių taku, kuris beje rengiamas bendrovės Achema lėšomis kaip dovana miestui, kelkraštyje styro kelio betoniniai atitvarai. Sutrupėję išgriuvę kelio atitvarai tikrai nepuošia vaizdo, juolab, kad naująjį dviračių taką rengiamasi atidaryti jau gegužės 30 dieną. Iki to laiko būtina šiuos kelio atitvarus pašalinti. Raginimą dėl kelio atitvarų sutvarkymo nuspręsta siųsti buvusiam miesto seniūnui, dabar jau valstybinės įmonės Kauno regiono keliai Jonavos kelių tarnybos viršininkui Valerijui Kruglekovui. Ties Žemaitės, Lietavos ir Žeimių gatvių žiedinės sankryžos meras atkreipė dėmesį į ant eismo saugumo salelės trūkstamą atitvarą, kuris turėtų tęstis iki pėsčiųjų perėjos. Taip pat miesto vadovas ragino pasidomėti susiaurinta važiuojamąją dalimi, kur įrengtos gėlių klombos ir metaliniai stulpeliai. Pasiūlyta grąžinti senąją tvarką, kai į žiedinę sankryžą buvo galima įvažiuoti iš 2 eismo juostų. Kiek vėliau miesto apžiūros komanda nuvyko į Rimkų mikrorajoną. Kulviečio gatvės gyventojai pateikė merui paklausimą dėl sudėtingo įvažiavimo ir išvažiavimo iš automobilio aikštelės. Gyventojai prašo, jog būtų sumažintas žaliosios zonos plotas. Prie Kulviečio gatvės 9 namo akis bado senų laikų palikimas. Laiškų ir kitos korespondencijos pašto dėžutė, kuri priklauso bendrovei Lietuvos paštas. Pasak laikinai miesto seniūno pareigas einančio Igno Stundžio, kai kurios laiškų išsiuntimo dėžutės mieste jau pakeistos, tačiau dalis jų vis dar senos ir aptriušusios. Nuspręsta rašyti šiai bendrovei raginimą pakeisti pašto dėžutės į šiuolaikiškesnes. Esant Rimkų mikrorajone nuspręsta šeštadieniais patruliuoti ties komunalinių atliekų konteineriais, prie kurių iš po savaitgalio pridygsta stambiagabaritinių atliekų. Pagal taisyklės stambiagabaritinės atliekas galima nemokamai pristatyti į tokių atliekų surinkimo aikštelės Darbininkų gatvėje ir Jonalaukio kaime. Be to gyventojams galima tokias stambias atliekas prie komunalinių atliekų konteinerių palikti tik sekmadieniais. Pirmadienį ryte Jonavos paslaugų specialus transportas išveža susirinkusias stambes atliekas ir teoriškai miestas visą savaitę turėtų būti švarus, tačiau taip nėra. Todėl planuojama, kad bus surengti periodiški budėjimai šeštadieniais gyventojų auklėjimo ir pamokymo tikslais. Vaičiūno gatvėje dėl namo renovacijos darbų vykdymo sugadintas pėsčiųjų takas. Pasibaigus renovacijos darbams, pėsčiųjų taką teks sutvarkyti darbus atlikusiai bendrovei. Paskutinė stotelė Juodmenos mikrorajone prie vaikų žaidimo aikštelės. Miesto vadovas atkreipė dėmesį, jog nevalia šiltuoju metų laiku palikti šias aikšteles be priežiūros. Būtina apžiūrėti visas žaidimo aikšteles ir pašalinti trūkumus, pakabinti trūkstamas supynes, sutaisyti sulaužytus įrengimus ir panašiai. Nuo gegužės 6 dienos startuoja Jonavos savivaldybės teatro inicijuotas edukacinis teatro projektas Lygybės medis, skirtas padėti įveikti amžiaus bei socialinės atskirties krizes.
Lygybės medis teatro edukacinė kūrybinė laboratorija vaikams ir jaunimui su socialinė atskirtimi, protinė bei fizinė negalia. Projekto autorius Jono Andrilevičiaus teigimu, šių socialinių grupių žmonių integracija į kultūrinę veiklą ugdo tolerancijos procesus, plėtoja kultūrinę edukaciją, kūrybiškumą bei iniciatyvumą, padeda įveikti amžiaus bei socialinės atskirties krizes. 8. edukacinis teatro projektas Lygybės medis, kuriame dalyvauja vaikai, jaunimas su socialinė atskirtim, su protinė ir fizinė negalia. Žodžiu, per 3 dienas mes stengiamės, kad visi pasijaustumėm lygus, kiekvienas aišku, kad esam savotiškas, esam toks, koks esam ir kiekvienas yra vertingas. Tai labai tinka teatro žaidimai per teatro priemonės. Jau pas mus, kaip sakyti, yra ir beveik tradiciniai šitų kūrybinių laboratorijų vedėjai, kuriuose po 20 grupiai, po 20 dalyvių. Per teatro žaidimus kaip tik stengiasi žmonės pirmiausia atsipalaiduoti, pajaus savivertę, pajaus, kad jie gali kažką padaryti, sukurti, kiekvienas pagal savo gebėjimus, aišku. Ir labai svarbu tas buvimas drauge, kūryba, pagaliau ir pietus, ir valgymas. Ir, žodžiu, 3 dienos nuo 10 ryto iki 4 vakaro mes būnam kartu ir paskutinę dieną jie sukuria kūrybinį darbą, kurį mes parodom ir visą šitą vainikuojam aptarimu. Aišku, mes šį projektą organizuojame ne vieni, todėl kad auditorija labai specifinė. Mums labai maloniai padeda, negaliu nepaminėti, Jonavos socialinė psichologinė tarnyba, tai yra socialinė pedagogė Jelena Galvydytė ir šitos tarnybos psichologė Cikanavičienė. Labai vertinga jų pagalba, nes jos yra tikrai specialistės, o teatro žmonės stengiasi suorganizuoti šitų vaikų jaunimo užimtumą. Ne pirmą kartą vykdomas projektas sulaukė itin šiltų atsiliepimų. Pavyzdžiui, kūrybinių laboratorijų vedėja Gintarė Kazakevičienė teigia, kad svarbiausia šio projekto rezultatas – buvimas ir kūrimas kartu. Jei mes galime drauge dalintis mintimis, kalbėti apie jausmus, pradėti pasitikėti vienas kitu, tai nuostabus bendrystės potyris. Kūrybinių laboratorijų vedėjas Renaldas Bartulis teigia, kad projekto Lygybės medis pagrindinis tikslas – bendravimas, buvimas ir kūrimas kartu. O kitas kūrybinių laboratorijų vedėjas Artūras Sužiedėlis mano, kad pagrindinė projekto Lygybės medis užduotis nėra galutinis rezultatas, o ėjimas link jo – smagus buvimas kartu ir vaikų kūrybos skatinimas. Šita mintis kilo. Tiesiog gal mes jau labai senai lankydavomės vaikų namuose ir pamatėm, kad šitiem vaikam reikia šilumos, reikia dėmesio, nepriverstinės veiklos kažkokios savarankiškos. Tai tiesiog ir pabandėm jį pradėti organizuoti. Pradžioje organizavom, buvom įjungti ir senjorai, bet nepasiteisino šitas projektėlis su senjorais, todėl kad jie labai greitai pavargsta. O čia 3 dienų. 3 dienų ir jie išlaiko daug dievę pusę dienos ir jau, žinot, ir spaudimai ir visa kita, su jais reikėtų atskirai. Vis tiek jų tempas negu jaunimo ir vaikų visiškai kitoks jau. Nuo gegužės 6 dienos startuosiantis projektas vyks 3 dienas Skrebinų kaimo turizmo sodyboje, kuris įsikūrusi Kulvos seniūnijoje. Pasak projekto iniciatoriaus, tai įstabi vieta, kur vaikai gali atsikvėpti nuo miesto šurmulio. Norime truputėlį vis tik juos išvežti į pakeistą aplinką, nes sakykime, vaikų namų auklėtiniai, jie ant asfalto visada. Ir apskritai šitie vaikai nematę jūros, nematę miesto vaikai, vis tiek tai šeimos tokios, kaip sakyti,
nenoriu nieko čia įžeist, bet yra taip, kaip yra. Daugelis vaikų yra iš asocialių šeimų. Tai jie matė tik tai kiemą. Ir mes bandėm daryti pradžioje rūmuose, bet jūs matot, kokia čia pas mus aplinka. Mes norim, kad jie pabūtų gražioje aplinkoje, tarp gamtos. Ir šiaip jau pasirinkimo ir nėra, todėl kad 3 grupės ir mums reikia 3 salių. Galima ir gamtoje, aišku, daryti, jeigu nelyja užsiėmimus, bet vis tiek reikia 3 salių ir tik vienintelė turizmo sodyba gali pasiūlyti šitas sąlygas. Bet mes labai džiaugiamės ir mes dėkojam savininkam, kad jie mus priima ir aišku, jie priima su gera nuolaida, nes, aišku, sodyba kainuotų tikriausiai visiškai kita kaina, jie labai supranta, jie myli tuos vaikus ir tiesiog jie tikriausiai mes sumokam, aš taip suprantu, už elektrą, už malkas, kad reikėtų pašildyti, už sąnaudas, tai ta nedidelė kaina, o ta pati gamta kažkaip irgi veikia vaikus. Šio projekto organizatorius Jonavos rajono savivaldybės teatras, rėmėjas Jonavos rajono savivaldybė, partnerės Jonavos rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba. Na, o dalyviai suburti net iš 5 įstaigų. Šiais metais dabar dalyvauja, kaip minėjom, vaikų globos namai, Neries pagrindinė mokykla, Lietavos pagrindinė, Ruklos ir neįgaliųjų centro veiklos jaunimas. Tai va tiek. Šiaip pradžioje mes darydavom tik 2 grupės, bet į šitą projektą atkreipė dėmesį savivaldybė ir mes dabar galim surinkti jau 3 grupės. Nes, tai jau yra kažkaip daug žymiau, aišku, vaikų labai daug ir jeigu tai būtų galimybė, tas projektas, jeigu mes norėtumėm viso rajono mokyklas, tai tikriausiai 3 dienas viena grupė mokyklų, 3 dienas, jisai turėtų ilgiau vykti, aišku, tada. Nes, tokių sąlygų, kad ten 100 sukviestų viršų, mes jau nebeturėtum 60. Optimalu, bet būtų galima įsiplėsti keliom dienom. Ir tas projektas yra ne tik, kad jis yra kaip ir tęstinis, todėl, kad ne tik mes, kad ten tas 3 dienas pabūnam, bet šitie vaikai tada visada ateina į mūsų spektaklius, mes juos kviečiam. Jie ateina ir taip į teatrą pabendrauti eidami mes kažkaip tą ryšį palaikom lygtai ir metų eigoj ir bendravimą. Ir vainikuojam viską šituo projektu, kaip tik 3 dienų vėl ir pabūnam, susitinkam ir pasikalbam, ką mes toliau veiksim ir žodžiu, ir vėl tęsiasi visus metus. Tas bendravimas vėl per teatrą. Projektas skirtas etnografinių regionų metams. Projekto atidarimas vyks gegužės 6 dieną, 10 valandų 30 minučių. Paskutinė projekto diena bus gegužės 9 dieną penktadienį. Kūrybinių laboratorijų vedėjai anksčiau minėti Gintarė Kazakevičienė, Darius Armanavičius, Renaldas Barulis. Projekto uždarimo dieną suburs visus prie atviro rato projekto refleksijai. Jau kitą savaitę bus pradėta dalinti ES parama maistu. Labadiena, gerbėmi Jonavos rajono gyventojai. Norėtumėm pranešti, kad nuo gegužės 14 dienos pradedam dalinti maisto produktus iš intervencinės maisto produktų programos. Norėtumėm pranešti, kad kaip ir kiekvienais metais, Rambino gatvėje 21, Jotrungės sandėliuose, lauksime jūsų gegužės 14-15 dienomis nuo 12 iki 15 valandos, gegužės 16 dieną, tai yra šeštadienį, nuo 14 iki 16 valandos ir gegužės 18-19 dienomis nuo 12 iki 15 valandos. Maisto banko duomenimis šį kartą dalinsime makaronus, cukrinius produktus, greito paruošimo makaronus, kvietinius miltus, greito paruošimo kviečių košę, sausus pusryčius, grikių kruopas ir 3 grūdų kruopas. Tai prašom tikrai atkreipti dėmesį ir skirtomis dienomis atsiimti maisto produktus. Ir taip pat su savim būtinai turėkite asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą, jeigu atsiima kitas asmuo. Policija informuoja apie gegužės mėnesį vykdomas prevencinės saugaus eismo užtikrinimo priemonės.
Lietuvos kelių policijos tarnyba informuoja, kad policijos pareigūnai, vykdantis eismo priežiūrą, siekdami ne tik išaiškinti, bet ir užkardyti kelių eismo taisyklių pažeidimus, taip pat skatindami eismo dalyvių tolerantiškumą, pakantumą ir pagarbą vieni kitiems, gegužės mėnesį visoje šalyje organizuoja šias policinės prevencinės priemonės. Iki gegužės 10 dienos saugos priemonių – diržų, saugos šalmai, dviračių vairuotojų ryškiaspalvių liemenių su šviesą atspindinčiais elementais dėvėjimas, naudojimo ir vaikų vežimo transporto priemonėse kontrolė. Kartu bus vykdoma ir griežta vairuotojų kontrolė, ar jie vairuodami nesinaudoja mobiliojo ryšio priemonėmis. Taip pat kontroliuojamas transporto priemonių važiavimo greitis. Gegužės 11-17 dienomis pavojingo ir chuliganiško vairavimo kontrolė. Gegužės 29 dieną Europos kelių policijos tinklo TISPOL inicijuota specialioji policinė prevencinė priemonė Keliautojas. Dalyvauja 15 Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos policijos pareigūnai. Gegužės 29-31 dienomis transporto priemonių vairuotojų blaivumo patikrinimai. Atkreipiamas dėmesys, kad šių metų gegužės 4-10 dienomis minima 3-oji Jungtinių tautų saugaus eismo savaitė, kurią paskelbė Jungtinių tautų generalinė asamblėja. Jos tema – vaikai ir saugus eismas keliuose. Policijos pareigūnai, kaip ir kitos mūsų šalies institucijos, prisijungdami prie šios iniciatyvos ir rūpindamiesi vaikų sauga kelyje, visą savaitę organizuos įvairias prevencinės saugaus eismo priemonės. Na, o toliau pasidomėkime, ką žada rytdienai sinoptikai. Orų prognozę remia Lateko lizingas. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus išankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 000 eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybės. Trečiadienio naktį vakarinius šalies rajonus pasieks nauja lietaus porcija, kai kur tikėtina perkūnija. Temperatūra ten nukris iki 7-12 laipsnių. Dieną lis jau didesnėje Lietuvos dalyje. Vietomis lietus bus smarkus ir griaudės perkūnija. Jos metu vėjas gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumą. Lateko lizingas ir Kreditko pristato naujieną. Herkus išankstinio mokėjimo Mastercard kortelę. Suteikiamas kreditas iki 10 000 eurų. Lankstus grąžinimo grafikas. Palūkanos tik nuo panaudotos sumos. Kortelė išduodama nemokamai. Daugiau informacijos Lateko LT arba Kreditko LT. Prieš priimant sprendimą būtina įvertinti savo finansinės galimybės. Šiandien dėkoju Jums už dėmesį. Tikiuosi, Jūsų dėmesio sulauksiu rytoj įprastu laiku. Viso geriausio.